jūsų komanda nuolatos stiprinasi. Šį kartą aikštelėje teko matyti ir vyriausiai treneriai. Na, tačiau vėlgi pergalės nepavyko iškovoti. Kas nulėmė tai, kad, na, visas varžybas kaip ir atsilikinėjote, tačiau ketvirtą kėlinį tai sužaidėte labai gerai. Ką, nežinau, gal tiesiog jie atsipalaidavo, gal mes nutarėm susimti. Vis trūksta laiko to. Būtų 50 minučių, būtų gal gerai buvo. O treneris negali. Galvojam, pabandysim, gal jisai irgi išleidė. Ateina šios naudos. Ar dar bus kažkokių pastiprinimų rokiruočių komandos sudėtyje? Neįsivaizduoju, nes čia tik vienas reikia gerinti tos dalykus. Aš manau, jeigu valdžia sugalvos, galbūt. Na, o kokie komandos tikslai Sabonio taurėje? Tikitės toli nužygiuoti? Na, reguliariajam sezone tai mes ne kažką rodom. Bet, na, sakyčiau, iš pogrupę turėtume šį. Bent jau toks tipas yra. Ir viskas iš naujo prasideda. Žiūrėsim, matysim. Šiandien iš tiesų Daumantai jums neleido atsipalaiduoti ir žaisti lengvo krepšinio. Ar tikėtės tokio pasipriešinimo iš komandos? Na, mes su jais jau žaidėm vieną kartą. Irgi buvo gal truputį lengviau. Mes turėjom, pas mus trūko vieną centro puolėją pagrindinio, tai dėl to buvo sunkiau, nes pas juos pora aukštų yra. O daugiau tai tas pats panašiai ir buvo, iš tikrųjų nieko ten, kaip sakant, 20 taškų atsiplėšė, taigi ten nėra ko man plėšytis irgi. Duodam visiems pasižaisti, nes kaip ir planavom pradžioj sezoną, jeigu pirmaujam daugiau taškų, visiems duodam pažaisti, visi atvažiuoja iš toli, susirinka, reikia visiems pasibėgioti. Planas pavyko, taip įsiveržėte į priekį, visi pažaidėt, viskas smagu gerai. Manau, kad pavyko pilnai. Sabonio taurė. Kiekviena komanda, aišku, nori nugalėti, o kaip jūs? Ar... Nu, aišku, blogas tas kareivis, kuris nenori būti generolu, tai mes irgi atvažiuojame. Kaip sakant, nevažiuotume visi po 100 mylių, jeigu nenorėtume laimėti. Aišku, gerai būtų, kad arčiau gyventume, bet dabar irgi, kaip sakiau, trūko ir šiandien žaidėjų kelių. Gal toliau visi daugiau pasiplanuos, susirinks visi, tada iš tikrųjų galima kažką žaisti, nes čia praeitas varžybas irgi pralaimėjom dėl to, kad nesusirinko žmonių daug. Aišku, kitiem linksma laimėti prieš mūsų. Visko būna.